kalbų, be abejo daug kalbų dabar Lietuvoje apie štai šias varžybas, apie krepšinį, daugybę prognozių, daugybę nuomonių, daugybę varžybų. Lietuvos Ryto ataka, Mindaugas Kulukauskis. Jame farme tie patys Petravičius. Pelno 2 taškus dar kartą lygindamas rezultatą. Jame farme po to gero. Marjanovičius užmynė ant galinės linijos. Čekas Eitonas, jo metimas ir kamuolys krepšyje. 6-4 pirmą kartą. Grįžtant prie visų pačių rungtynių su Dinamo. 8 galima sakyti žaidė. Jame farmo krepšininkai Petravičius, taškai ir bauda. Bauda Milanui Mačvanui, krepšininkui, ne Mačvanui, Marjanui. Turėtų būti skirtis buvo. O yra jis 11-10. Lietuvos Ryto naudai. Evaldas Dainys. Po krepšiu ir pelno pirmuosius savo taškus, kada turėjo būti skirtas ir baudos. Metimas, arbitrai šiek poziciją visiškai nesutinka. Petravičius po krepšiu. Tarp kelių varžovų sugeba išlaviruoti, sugeba pakilti virš krepšio. Aišku, motyvacija yra išsiekti. Žaisti prieš savo šalies klubą ir parodyti, kad esi geras ir stiprus. Dabar įmeta vieną iš 2 baudos metimų. Lukauskis ištraukia kamuolį, šansas greitai kontratakai. Ir toje greitoje kontratakoje Mikhailas Anismovas nepataiko, tačiau Paulio studentas čempionas, jis minėjo pirmasis sezonas, komanda atėjo iš Belgrado Železnico. Dabar dar viena greita Lietuvos Ryto ataka, kurią baigia taiklių metimų Čekas Eitonas ir minutės pertraukėlė. Nukrito Nolankas tokas kamuolys jam į rankas ir tuo be abejo pasinaudoja. Dabrausko tritaškis, kamuolys krepšyje. Labai svarbus metimas. Eitonas leidžia jam mesti varžovui. Nepataiko Čekas Eitonas, tačiau dar vienas epizodas, kai sėkmingai kovojama. Kol kas aikštėje nebuvo Justas Simitas, Martyno Gecevičiaus, Luko Brazdauskio, tai yra 9 komandos žaidėjai jau spėjo parungtyniauti, o Marijonas Petravičius pelno 9 įmesti. O štai čia toks įspūdingas Čeko eiti lygas įsidegus dabar prieš pat kėlinio pabaigą, ko gero kitur nėra prasmės. Klaidos gali sunaikinti įgytą pranašumą, o štai toks protingas pirmajame etape. Rinko vidutiniškai po 14 taškų ir jai vis dar lieka rezultatyviausias pagal vidutiniškai pelnytus taškus šioje komandoje. Kova dėl atšokusių kamuolių, tačiau kol kas Lietuvos Ryto komandos žaidėjai daug greičiau klysta ir daug dažniau Vadikė vis ne tik staigiai, tačiau ir tiksliai. Lukauskis iš toli, dar varžovo rankas tritaškė. Taikė Marjanovičius, 4 taškai jo sąskaitoje ir plus 8 Lietuvos Ryto naudai. Na, kągi Lukauskis pajuto, kad galbūt dabar atėjo jo laikas. Petravičius, vienas prieš kelius varžovus, iš kurių vienas milžinas Marjanovičius. Nepaisant to, kamuolys atkovotas ir Marijonas Petravičius kartoja metimą. Vidurio puolėjo poziciją. Ir griuva su kamuoliu 9 numeris Stefanas Markovičius, o čia lengvi taškai be abejo. Gauna kamuolį į krepšį Mindaugas Kulukauskis su kamuoliu 20-27. Lietuvos Ryto žaidėjai, viena iš priežasčių, dėl kurių pavyko Jame farmui įkvėpti orą, sakykime, šiose rungtynėse. Trečiajame kėlinyje jiems pradėjo kristi tritaškiai. Šio krepšininko taškas. Eitonas. Ir taip pat, be abejo svarbu, kad prabiltų Čekas Eitonas dabar 10. Galima sakyti, kad krepšininkas bent jau kol kas šiose rungtynėse nesužaidė. Lukauskis po krepšiu ir taiklus metimas. 5, be abejo, tai yra daug geriau negu plus 2 buvę po trečiąjame, juolab, kad situacija tuo metu jau buvo nerami. Stefanas Dabrauskas siunčia kamuolį į krepšį iš toli, dar 3 taškai, labai svarbus 3 taškai. Marjanovičius yra tikimybė, kad jis ir 1 taškas vietoj 2, turbūt turėtume sakyti taip, Donatas Zavackas. Pelno dar 2 taškus. 60-59. Bauda prieš Čeką Eitoną. Taškai įskaitomi. Ir Čekas nesiryžta metimui, prižiūrimas labai atidžiai. Lukauskis vos nepameta kamuolį iš labai toli ir pataiko.
Pataiko neįtikėtiną metimą Mindaugas Lukauskis. Antrą kartą šiose rungtynėse. Ir galutinai komplikuojant padėtį, taip ir yra Marijonas Petravičius, 21 taškas, plius 5, likus žaisti 53 sekundės. Ir dabar jau Stevanui Karadzičiui reikia minutės pertraukėlę. Neleisti varžovams priversti į dūdą. Ir to Lietuvos Rytas neleidžia. Artūras Jomantas, dar 2 taškai, dėjim krepšį. Įdomu tai, kad kuris krepšinio mokyklos auklėtinis būtų įmetęs be didesnio vardo ir tai ko gero yra viskas. Marijonas Petravičius deda kamuolį į krepšį, damas Lietuvos Ryto pranašė. Jie šiandien kovojo, jie šiandien sužaidė taip, kaip galėjo ir kai kuriais epizodais galbūt netgi roko save, tačiau jie pralaimėjo. Jiems šis turas baigėsi. Mes lauksime finalo, kuriame Vilniaus Lietuvos Rytas, o jūs dar kol kas likite ir pabendraukite apie šias rungtynes su Jonu Radzevičiumi.